Sveiki, šiandieną turime dar vieną olimpiadinį uždavinį iš 2008 metų Lietuvos mokinių matematikos olimpiados. Ir šis uždavinys, šiame uždavinėje reikės dirbti tiek su pirminiais, tiek su natūraliaisiais skaičiais. Ir pasižiūrėjus, mums reikia rasti visus natūralius n, su kuriais n7 plus n kvadratu plus 1 yra pirminis skaičius. Ir taip pat n turi būti natūralieji skaičiai. Tai iš karto galima matyti, kad jeigu n lygu 1, tai n7 plus n kvadratu plus 1 bus lygu 3, kas yra pirminis skaičius. Ir dabar, kaip toliau mums daryti? Mums reiktų kažkaip išsiskaidyti n7 plus n kvadratu plus 1 į du dauginamuosius reiškinius tam, nes kas yra pirminiai skaičiai? Pirminiai skaičiai tai yra tie skaičiai, kurie dalinasi iš savęs ir iš vieneto. Pavyzdžiui, 17. 17 dalinasi iš 17 ir iš vieneto. Tai kaip mums padės, jeigu išsiskaidysim kažkokiais dauginamaisiais, tai jeigu, sakykime, gausim, kad vienas dauginamasis gali būti kažkoks pirminis skaičius, o antras dauginamasis su kažkokiu n, natūraliu, pirmas dauginamasis, sakykime, yra 17, o antras yra 1, vadinasi, su kažkokiu n natūraliu šitas reiškinys gali būti 17. Ir priešingai, jeigu mes įrodysime, kad tie dauginamieji su kažkokiu n su visais n natūraliaisiais daugiau lygu 2, nes su vienu jau žinome, kad priminis, jeigu mes įrodysime, kad su n daugiau lygu 2, tie dauginamieji bus daugiau už vienetą, vadinasi, jų sandauga nebebus pirminis skaičius. Dėl to nebus, nes dalinsis ir iš pirmojo skaidinio, ir iš pirmo skaidinio atsakymo, ir iš antro. Pavyzdžiui, 2 kart 3 būtų 6, 6 jau nebūtų pirminis, nes dalinasi tiek iš 3, tiek iš 2. Tai mums reikia, tai dabar sunkiausia šio uždavinio dalis mums yra išsiskaidinti štai šitą lygtį dauginamaisiais. Kaip tai galima padaryti? Mes matome, kad turim n7, turime labai didelį laipsnį. Ir vienas iš, manau, vienų geriausių būdų, kaip galima išsiskaidyti, tai yra padaryti visiškai pilną lygtį. Nes pilna, pavyzdžiui, pilna kvadratinė lygtis būtų n kvadratu plus n plus 1. Turi kvadratą, turi n ir turi konstantą. Tai vadinasi, mums čia reiktų padaryti lygiai tą patį. Tai, sakykime, pridedam n6 ir atimam n6. Čia bus tiesiog 0. Toliau pridedam n5, atimam n6. Pridedam, tai yra n5, atsiprašau. Pridedam n4, atimam n4. Tada pridedam n3, atimam n3. Pridedam n kvadratu, atimam n kvadratu, bet mums čia reikia n kvadrato, vadinasi, tą reiktų pridėti n kvadratą ir toliau plus 1. Greitas įsitirpimas. Čia dar pamiršau parašyti plus n minus n. Tai tiesiog turėkite omeny, jeigu žiūrėsite iki galo, tai turėkite omeny, kad čia dar turėtų būti plus n minus n. Ir ką čia matome? Matome, kad visi skaičiai yra pridedami, atidami, išskyrus vienetą ir septynetą. Tai jeigu turėtumėm du skliaustus, tai pirmam būtų n5, tada čia kažkas, ir čia būtų n kvadratu. Nes iš šitų dviejų sandaugų būtų n7 ir jinai būtų vienintelis n7, kuris būtų mūsų reiškinyje. Ir jeigu gale turėsime plus 1 ir plus 1, tai taip pat turėtumėm atskirą plus 1. Dabar žiūrint, kaip mes galime gauti minus n6. Minus n6 mes galime gauti n kvadratu padauginę iš minus n4. Kaip mes galime gauti n6, jeigu n5 padauginsime iš n. Vadinasi, jau šitų dviejų sandaugų ir šitų dviejų sandaugų prastinsis 6 laipsniai. Dabar 5 laipsniai. Čia turim n5, čia
turim vienetą, tai vadinasi jau turim n5, dabar mums reiktų gauti minus n5. Reikia pastebėti minus n4 ir n padarytų minus n5, vadinasi šitus irgi turim. Turim šitus ir šitus. n4. Minus n4 mes turėsim iš šito ir šito, o mums dar reikia plus n4. Kadangi čia turim n kvadratą, čia galime pridėti n kvadratą, vadinasi iš šito ir iš šito turėsim n4 ir iš šito turėsim minus n4, tai n4 irgi turim. n3. n3 kol kas turime iš šito plus n kvadratu ir n. Tai tam, kad gautumėm visą n3, mums reiktų dar kažką pasidaryti iš šito n kvadratą. Tai jeigu čia atimtumėm n, tai turėtumėm minus n3 iš šitų dviejų ir plus iš šitų dviejų. Ir toliau. Žiūrim n kvadratu minus n kvadratu plus n kvadratu. N kvadratu ir vienetas padarys n kvadratu, minus n ir n padarys minus n kvadratu ir n kvadratu ir 1 padarys plus n kvadratu. Visi šitą irgi turim. N kvadratą turim ir lieka tik tais vienetas, vadinasi mūsų n7 plus n kvadratu plus 1 yra išskaidyta ir du skaidiniai yra n kvadratu plus n plus 1 ir n5 minus n4 minus n kvadratu, tai yra plus n kvadratu minus n plus 1. Ir čia yra mūsų du skaidiniai. Tai dabar reikia nagrinėti. Mes žinom, kad šitas reiškinys yra lygus 3 pirminiam skaičiui, kai n yra lygu 1. Tai dabar reikia žiūrėti į šitus du skaidinius. Ir kadangi n lygu 1 panaudojam, o n priklauso natūraliesiems, tai dabar bandom žiūrėti su daugiau lygu 2. Na, šitas skaidinys, kuo didesnis n, jis vis didės. Tai jis nebus lygus 1, kai n bus daugiau lygu 2. Dabar žiūrėkime į šitą. Didžiausias laipsnis, kokį turim, tai plus n5. Ir jisai bus n vis didėjantis, bus ryškiai didesnis tiek už n4, tiek už n kvadratu, tiek už minus n. Ir čia turim plus n kvadratu, plus n5. Vadinasi, su n daugiau už lygu 2, mes iš šito reiškinio taip pat niekada negausime vieneto. Tai galima teigti, kad abu šitie skaidiniai, kai n yra daugiau lygu 2, jie niekada nebus lygus vienetui. Vadinasi, jie bus lygu kažkokiam kitam skaičiui, sakykime 5 ir 3, ir jų sandauga, vadinasi, niekada nebus pirminis skaičius. Kitaip sakant, mūsų pradinis n7 plus n kvadratu plus 1 su visais natūraliaisiais n daugiau lygu 2 nebus pirminis skaičius. O mūsų prašė rasti visus natūraliuosius skaičius n, su kuriais yra pirminis skaičius. Jeigu įrodėme, kad su n daugiau lygu 2 nėra pirminis skaičius, mums lieka tik tais vienas atvejis, vienas n, su kuriuo yra pirminis skaičius. Atsakymas būtų, kai n lygu 1.